pasidalinsiu įspūdžiais galvos surinkimo. Dabar dėjau naujas įvorės, nauji vožtuvai ir indeglai liko seni. Savaime aišku, vožtuvas išėjo į viršų. Čia yra 57, ten kitus yra galas 58, o pagal katalogą turėtų būti 55. Tai jeigu dėt spyruoklę, kai buvo, jinai atlaisvėjo ant 3 mm. Aišku, sprendimą čia peržiūrėjau daug internete rusiškos medžiagos ir vienas sprendimas iš būdų įdėti 3 mm šaibą. Jis man aišku patiko tas būdas ir aš juo pasinaudosiu. Yra logiškas sprendimas. Tai vieną vožtuvą surinksiu. Kaip tai atrodo, dar iš tų ypatumų tokių šitą ir šitą, tos dvi smeigės sudinau ant klijų, raudonų sudinau, nes jos yra tiesiogiai susijusios į lauko išėjimo ir jeigu pro čia bėga tepalas, automatiškai patenka ant cilindro. Ir paskui dar taip pat šitą aklę, kitur net nėra tos aklės ant kitų galvučių, irgi pasodinau ant klijų, nes jin kartais būna atsiremia į šitą va. Ir neprisitraukia pilnai ir per čia rasoja. Tai va tokie būtų. Su tepalu sutepu vožtuvus taip, kad nerodytų, nes čia kai pradedi rinkti, neaišku, kada užsibaigia tie darbai. Nieko čia nepakenks. Šaibą. Spyruoklė. Čia apkantelis milimetras lieka, daugiau gal pusantro kokį, tai pilnai užtenka, kad tas spyruoklė čia į šonus nevaikščiotų. Instrumentas išvart paprastas pasidarė. Surinkimą. Papa čia nepasidėjau. Ten atramos po vožtuvo, bet nu, užteks to suspaudimo. Toliau čia jau nėra ko ir berodyti, tai viskas aišku. Kai kur sunkiai dedat, taip pat būtinai turi būti tarpinė, varinė nauja, nes irgi su šitais visais išėjimais yra susijus tiesiogiai.